Mąstau apie tas įvykius, kurie nutiko prieš dieną, nepilnai čia prieš keliolika valandų, kai Amerikoje buvo renginio metu nušautas Charlie Kirkas. Jisai buvo jaunas žmogus, 31 metų, dirbo su jaunimu, buvo krikščionis, konservatyvus žmogus. Jisai dirbo Trumpo komandai, jo antram perrinkimui ir dirbo su jaunimu ir labai populiarus buvo studentų tarpe, jaunų žmonių tarpe, surinkdavo tūkstančių žmonių, važiuodamas į universitetinius miestelius ir kalbėdamas. Tiesiog bendraudamas su žmonėm, leisdamas užduoti bet kokį klausimą, bet kokių pažiūrų žmonėm. Ir vienas tokio renginio metu vakar jis buvo nušautas. Snaiperis šovė su graižtviniu šautuvu iš toli, pataikė jam ne į galvą, bet į kaklą. Ir matyt, pažeidė arteriją ir jis ten nukraujavo. Labai greit gydytojai dar bandė gelbėti jo gyvybę, bet neišgelbėjo. Įtariamasis suimtas. Ten buvo parodyti vaizdai, kaip jis atrodo. Įvykis toks tragiškas. Vakar einant miegot pamačiau, tai aišku negalėjau kurį laiką užmigti. Naršiau informaciją, dar nebuvo aišku, ar jisai žuvo. Charlis ar išgyveno. Turėjom viltį, meldėmės visi už jį. Ir galvoju, tokios naujienos ir įvykiai dažnai skatina mus žmonės, kurie esam tokiai mažumoj, kurie drąsiai liudijam savo įsitikinimus, tikėjimą. Charlis buvo krikščionis ir drąsiai liudijo tikėjimą Kristumi. Jis buvo tos vadinamos, vadinkim, jau nebepopuliarios konservatyvios linijos atstovas. Ir dažnai mums tokiems žmonėms, kurie išgirstame, nebūnam labai populiarų savo visuomeniai. Panašus įvykiai būna toksai, kaip mus išgąsdina, verčia susigūžti, atsitraukti, pasislėpti į krūmus, nebebūti tokiais galbūt atvirai savo tikėjimo, savo įsitikinimų išpažinėjais, nes tai mus gąsdina būti nukenselintais, gąsdina mus būti nustumtais, gąsdina, kad su mumis kažkas susidoros, padarys kažkokius panašius dalykus. Gal čia mes Lietuvoje neturime tiek ginklų, bet turime šaunamųjų ginklų, bet turime kitus ginklus, kaip medijas, demonizavimą, nukenselinimą, sukarikatūrinimą žmogaus, pripiešimą jam įvairiausių etikečių, ten, nežinau, radikali dešinė, nacis, homofobas ir panašus dalykai. Aš manyčiau, kad panašus įvykiai turėtų ne atbaidyti mus, ne sugniuždyti mus, ne suvaryti į kampą ir pasakyti, dabar bijau kalbėti, dabar, žinai, turiu saugoti savo gyvybę, bet atvirkščiai įkvėpti mus daugiau pasitikėjimo ir drąsos daryti tai, ką mes turim daryti. Charlie Kirkas buvo krikščionis, evangelikas, jisai turėjo užtikrintumą, kad Kristus atleido jo nuodėmes ir išgelbėjo jį. Tai suteikė viltį dėl jo tikėjimo ir amžinybės, kad jo darbas neveltui, jo tarnystė neveltui Kristuje, bet jisai dabar ar Dievo akivaizdoj. Tai įkvėpė mus krikščionis nebijot bet kokių gyvenimo išmėginimų. Tai drąsu, tai reikalauja pasiryžimo, tai reikalauja tikro nuoširdaus, neveidmainiško tikėjimo, bet tai įkvėpė mus pašaukimui tam, kurį Kristus mums davė, tam, kurį mūsų sąžinė diktuoja ir sveikas protas mus skatina atlikti. Taigi, mano draugai, nepabūkime, būkime drąsūs tame, ką darome. Aš nekalbu apie kvailumą, ne apie radikalumą, apie kažkokį tai nepagarbų santykį su visuomenė, žmonėm ar kitaip mąstančiais, kitaip tikinčiais negu mes. Atvirkščiai pagarbiai, kaip moko Naujasis testamentas, kaip moko Evangelija, liudyti, tarnauti, darbuotis dėl žmonių gerovės. Taigi būkite drąsūs, mano draugai.